Ne, vienas dalbajobas kažkoks dabar pilnatys yra, žinai. Yeah. Ir vienas dalbajobas, tai kažkoks Richardas, Rička ir, nu jau iš vardo, gali suprasti, kad jau kur Vasilas. Ir jisai pisa visur, jam anglų fanas, aišku, mačiau ir jam jau ten nepatiko, kad mes ten komentuodami, žinai, ten džiaugiamės, blėt, Kongo įvarčiais. Jis, aišku, rašo komentarą. Visų pirma, pradeda komentarą Afrika namo, taškas. Tai jau gali suprasti, koks yra bičias, ne? Jau iškart negaila jokių Senegalų ir kitų. Gaila, kad TV3 neturi normalių komentatorių, tik Višniauskas, tokie kaip Ernas Kvitkauskas, tik gadina futbolo žiūrėjimą. Parašiau, Ryčka, nepilk nuo ryto, draugiškai patariu, rašo Mindaugas Jotka. Kvitkauskas, naktį jis negali, nesgi juoda. Ryčka valgo. Ryčka norėjo pats valgyti, dabar jau kūra pats patiekalas. Afrika namo tai skamba kaip lietuvių plakatas, kaip ir prancūzų žaidžiai. Jo. Welcome to Europe. Aš jau galvoju, mes šią podcast'ą. Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Row your boat gently down the street. Mačiau, kaip Aišaus Pydas darė. Jo. Aišaus Pydas viską. Žiūrėk, buvom pametę su dainom, pradėti podcast. Buvom pametę, ne? Kokią nori dabar dainą? Brazil. La 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 la. La 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 la. Aš tai mėgstu. Ir tada ryto. Aš tai mėgstu dainuoti visą laiką. Aš mėgstu dainuoti. Ne, aš tą dainą ryto dainavęs daug kartų. Man tai Žinai, kokią aš mėgstu dainuoti? Brazys. Jo. Aš tos nedainuosiu, mano finansinis sprendimas buvo pasitikėti Japoniją. Man čia skaudytė, mažina. Skaudėti. Aš mačiau, kad realiai žiedo likimas priklausė. Bet viskas gerai baigėsi. Gal, žinok, šitoje vietoje pralošį, bet ilgalaikiai perspektyvai su aktualiom dabar kaip sekasi komikams santykiai. O kas yra, atsiprašau, gal galite apšviesti? Tai ne. O kažkas... Tu čia apie Viktorą Osimėną, Nigerija nedalyvauja čempionate. Nu, bet iš tikrųjų ir turim ir Laminą Jamalį, tikrą wunderkindą. Bet aš iš karto atkreipiau dėmesį, gerus momentus iškreipiau. Lamin Jamalį. Nu tai ką, plojimais palydim, kaip sakant. Tik atėjo jau. Išlydim. Ką, ačiū, Hev. Ačiū, aš norėjau sakyti, kad jamą palydim. Ir pasitinkam. O tai tik jamą išmetė? Ir šulę. Ir nebuvo, ne? Ne, nes, matai, atstupas. Nes atstupas ir play by play ir ekspertaus. Tai jis vienas kauntas? Jo, ne. Šležas bus. Šležas. Bet pirmam langė, antram jau aišku. Antram langė, ką išmės pro duris, tą priims pro langė. Aš girdėjau, kad Čiapo labai norėjo. Ai, nu. Tai gal Čiapas. Nu gerai, pradėkime laidą. Svečiuose Benas Lastauskas. Ačiū. Vamonos. Futbolo legenda. Baltasis Lukaku. Oi, geras šitas. Ble, bet Lukaku nesakykit, kaip gražiai nugarytę. Žaidžia, kaip atrodo, kaip Kašioras. Kai apstokas. Kaip Valančiūnas. Jo, seniai, tu žiūri į Lukaku ir visi tie kritikai, kurie sako, kad Valančiūnas čia nepalošia. Jeigu belgus Kurtinaitis treniruotų, dominuotų belgas. Lukaku nugarą. Aš galvoju, kita Lukaku stotelė bus Baku Sabah, nes jį treniruoja irgi lietuvis Valdas Dambrauskas. Ir gerai jam ten sekasi. Ir Lukaku visgi pabaiga jau, kaip sakant, karjerą. Taip. Net šiaip iš tikrųjų tas bairis, tipo, kad aš su Lukaku seniau buvo, nes aš šitą pažiūrėjus, kad jis yra mano metų, bent jau oficialiai, mano metų gimimo, tipo. Mano ūgio, tipo, ir jis 9-5 sverdavo, aš tada 9-5 sverdavo ir sakydavau, o čia mano žaidėjas, tipo, čia atitinka, žinai, tipo. Tavo grajokas. Ja, dabar jaučiu ir daugiau sveria kaip ir aš, mes kartu augam, ja. Tipo, augat, bet kartu ir downgrade. Ja, mūsų, tipo, kažkaip sutampa visas tas. Bet jis čia turėjo, šiaip neblogą. Dabar sezonas tai nebelabai. Ne, sezonas tai prastas. Dabar prastas. 4 grais. Bet prieš ten 3 metus, man rosis gerai ten. Jo, Romui buvo. Jo, Romui įdėjo. Kaip tikras top scoreris buvo. Jo, pasugrūtėjo gerai.
Ir tradicinis klausimas laidos pradžioje, kiek tavyje yra sokerio gerbėjo? Sokerio gerbėjo. Šiaip iš tikrųjų žiūriu, ypač aš labiau sakyčiau, esu tų čempionatų, Europos, pasaulio gerbėjas. Čia kažkada buvau pas Kaščiūną podcast'e ir mes kažkiek kalbėjom apie futbolą kažkiek minimaliai ir aš turėjau tokį pastebėjimą ir sakė, kad ir jam tai buvo, kad domėjimas apskritai pasauliu, valstybėm, tautom atsirado per futbolą. Man 2002 metais pirmas čempionatas, kurį žiūrėjau. Toks tada ir vokiečių fanų patapau, nes pirmos rungtynės, kurias mačiau, buvo prieš Saudo Arabiją, kai vokiečiai žaidė, kai ten 8-0 baigęs man. Jo, Klozė galva ten daužė, aš galvoju, wow, va čia tai komanda. Ten Saltonai. Jaunas Švainštaigeris išbėgo, žinai, tai va ten galvoju pakeitimo, galvoju, čia tai va čia komanda, žinai, patinka man, tapau fanų. Ir po to sakau, va, žiūri, prieš ką žaidžia ten šalis, domiesi, kur jos yra, kas jos yra, ten arkliukai tokie iššauna, Afrikos visokios, ir va, per tą atėjo toks, ir toks, va, sakyčiau, nes aš po to, va, istoriją studijavau, žinai, kas irgi iš dalies, va, susijęs su, va, tai geopolitika, visą ir taip toliau, tai va, per futbolą atėjo, tai futbolas netgi platesnis. Šiaip geras kampas, pažiūrėk, vėliavas išmokau visas per futbolą, visą pasaulio. O tai kaip būdavo, atsimeni per geografiją, sakydavo ten, nu, kitai pamokai užduodam 10 Vokietijos miestų mokytą, galiu dabar. Ramiai, Gelzerkinkeno šalkės su komandu, bet tu būtinai su komandų pavadinimais, nes kitaip dar maišydavai, kur pavadinimas. Kur miestas, kur pavadinimas. Tai jau būtų, sakyti. Jo, čia kaip būna, žinai, Šturmo Gracas. Haiduko splitas. Tai gerai, procentaliai pasakyk, kiek nes reiks užrašyti. Nu, sakyčiau, taip 60. O, tai čia stipriai. Man patinka. Man futbolas, aš, pavyzdžiui, visą gyvenimą pats Kašio mokyklai žaidžiau Kašį, vis dar ten kažkiek pajūdu, ten 3-3 ir taip toliau. Bet pripažįstu, žinokit, kad karalių sporto yra futbolas, tai techniškas, gražus sportas ir visa esmė, tai pasakyčiau, vis tiek futbolas yra toks. Nors ir krepšinis man yra mano sportas, bet futbolas žiūrėti man, sakyčiau, gal net labiau patinka negu krepšinis. Nu, ta didybė visą turbūt labiausiai žavi, ne? Tokio pasaulio šiampo ypač. Jo, žinai, kad matai stadionus, žinai, kad visas pasaulis žiūri. Nu, ir tu jo, žinai, kad visi žiūri tą gražą. Jo, kad yra, ir kad sakau, kad apjungia tas visas, tu žinai, čia va, taip jau sutapo, kad mes jau lietuviai, mūsų tam futbole taip aukščiausiam lygiai mažai. Jeigu reiktų procentaliai vardinti, nežinau, kiek čia tų procentų. 0,1. Kažkiek tų FIFA pinigų gaunam, bet jie kažkur kitur nueina. Čia 15,9 lemo. Kažkur kitur tie pinigai nueina, ne į futbolą tikriausiai, bet ne, aišku, čia jokais, bet jo, tai nors ir mūsų nėra, bet matai, vat, visas tas ažiotažas, kad žaidžia, kad atsiranda, iššauna. Nu, vat, ir dabar vat, pavyzdys, dabar, žinai, socialinių tinklų laikai ir vat, buvo tas vartininkas Kyšulio. Jo, Vazinė. Kur tiesiog ten per naktį ten milijonai tų followerių atsirado, nes tiesiog atsėjo, nu, vat, parodo, apie ką čia yra, žinai. Palauk, dar su Argentina žais dabar, jeigu įmėsis smūgius atrems, tai viskas, aš neįsivaizduoju, bus būstas dar. Kosmosas šiaip ir visas, sakau, tai čia, nežinau, turi keistas būt, kad nežavėtų tas. Ir šiaip prisiminat pasaulio čempai, vaikystę, atostogos, vasaros, visą dieną atsikeli, telikas įsijungi, tipo, tėvai darbas, tu ten va. Nežinau, kažkas dešrelių išsiverdyti ir sėdi per teliko, žiūri, kas ten žaidžia, visas realiai rungtynės. Ir tada susipažįsti, kas ta Pietų Koreja, kas šitokie. Tai jis 2-2 iš vis buvo uoga, atsikeli ir nuo ryto fulė eina. Nes jau pas juos būna vakaras ir nuo ryto pas tave. Tada labai gerai buvo laikas. Fantastika, visą dieną gali. Tikrai daug kas dirbdavo iš namų, kaip sakėm, net ir tais laikais. Kai dar nebuvo kompų ir interneto. Iš namų. Ir tie telepai, žinai, kur lagaminą reikėdavo atsidaryti, kad pasuktų. Kaina skambučio 13 litų. Kas labiausiai stebina? Palauk dar klausimas. O padelio fanas. Labai geras sportas, padelis, visi sportuokit, judėkit, svarbu juda. Kiek padelio procentų toje per 100. Tai tiek panašiai kaip lietuvių, tiek žaidėjų. Ne, viskas gerai ir su padeliu iš tikrųjų. Nu, nepėstų prosą. Nu, yra niuansų, bet šiaip pasvarbu žmonės juda. O kaip galvoji, padelį įmanoma žaisti be Aperol Spritzo? Po visko. Jo. Ten, žinai, atsistatyti Aperolis. Aperolis. Mineralas. Atstatyti cukrų. Vietoj dehidratono. Anglis atstatyti, Aperoliukas ir toliau pagnalė. Kaip puliai dabar yra hydration break. Aperoli break. Aperoli break. Arba malūnininkų breiką mes darysime. O kaip jums, pažiūrėjau, aš dabar iš kontra klausimus turiu iš karto apie tuos breikus vandens per atsigrimą per kelių, jums šią... Lempa, apšiai. Lempa, ne? Lempa. Man tak šiaip irgi toks, man fulė du keliniai, žinai. Nu, Amerika, žinai. Aš pripratau jau kažkaip. Aišku, ne. Kapitalizmas. Tai čia mes priprasim, žinai, reklamos tas integruoti reikia, žinai, irgi. Nežinau, kažkaip.
toks, man dviejopi jausmai. Momentais, žinai, labiausiai užnesa tada, kai numuša biški momentumą. Jo. Jeigu ten pist vieną pusę, kitą bam ir tada tas breikas. Nu, pavyzdžiui, jeigu Anglai iki pirmo to breiko nebuvo nei vienas smūgio padarė, jeigu ne tas breikas, jį tikrai nebūtų gerai taip judėjo. Bet kai smaukosi kažkas, gal šioje pasakė kalbelį. Taip, gal. Bet kai smaukosi ten abi komandos, tai kažkaip jokio skirtumo tada tas breikas. Labai priklauso nuo graus. O mes čia biškai kalbėjom prieš tai, tu žinai situaciją, kad buvo, kaip Meksikoje žaidė dėl žaibų atkėlė. Jo. Pavėlino ir sakė, nebus hydration breakų FIFA. Parašė kažkur Twitter ar kažką. Ir po to vis tiek buvo. Jo, nes prieš Graif, tai belia kaip lyja, ta prasme, audra, tai žinai, čia tas hydration breakas gaunasi kaip tie vandensvedžio tas žaidėjas, žinai, kur pilasi ant savęs vandenį, žinai, tipo, jo bando atsivėsinti, žinai. Bet sakė, nebus ir vis tiek buvo. Ir ten, man rodos, ir buvo padarę tą vieną breiką, kai Meksika vos negreitą ataką bėga, žinai. Jo, buvo niuansų. Ne, tai man tai čia irgi toksai komercializacija, nu visiškai. Bet jos pribūs, nes jos jau buvo, Čempionų lygos finaliai jau buvo. Jo, tai matai, vienas dalykas yra hydration breakai, kai tas buvo ir Katare buvo. Kai tikrai yra žiauriai. Ne, ten, kai karšta, tai jo, kai žiauriai karšta, tai yra ok, bet matai, principas tai buvo toksai, kad anksčiau jie trukdavo ten kokią minutę ir ten tikrai hebra ateina, pageria ir skirtus. O dabar tai reklamą 3 minutės suka ir neleidžia pradėti žaisti net tada, kada jau futbolininkai grįžtų jau ir norėtų ten, nes jie net kartais ir eina, nes mes tai matom, kol jūs reklamą žiūrit, mes tai matom, kas ten vyksta ir jie jau nori eiti, bet jų neleidžia, tipo teisėjai ir tada jau kai parodo teisėjų, kai va per LKL, žinai, parodo, kad opa, reklamą baigėsi, tada teisėjas, o jau galim žaisti, žinai, čia kaip Olandijos sandėlyje, aš dirbau, taip ten privalomas pertraukėlės, kas 2 valandas, žinai, ir aš tada galvoju, pašol, tipo, su tom savo pertraukėlėm, aš tipo toliau dirbu, žinai, tipo, nes taip noriu pasidaryti daugiau tų lainų. Taip, išvežiuoti. Ir nešėjau į pertrauką sen ir pamatė ten vadybinį, kad aš nejau iš galvos sustėmės, dabar sako, tu eik čia kambariukas, sės, taip, atbūk, atsėdėk. Tai džiaugies, kad Olandai iškrivo. Privalom. Ble, man nekokie atsiminimai iš Olandijos. Sunkus buvo darbas, ten kiaušinius tos kraudavai, suduždavai, ten taip pagaudavai, pizdako. Panašu, kad tavo vadovas buvo geresnis vadovas, kai Ronaldas Koemanas geresnis strategavo. Matai, daugiau kiaušinių turėjo. Jo, aptarsim biškį įvykius futbolo, nes tikrai, blemba, daug jų yra ir anksčiau čia mažiau kalbėdom šiek tiek apie nes tas grupės rungtynės. Jo, bet kaip Jamalis sakė, man tos grupės neįdomus. Nu, kam įdomu? Ispanam tai panašu, kad tikrai neįdomu, jie ten atėjo dar gal kas nors pagrabti. Bet čia, žinokit, yra gerų komandų brožas. Aš metai iš metų tą kartoju, pastebėjau, nežinau, kiek čia mano tas teisingas pastebėjimas, bet aš, tiek krepšinį, tiek futbole, bet lietuvių irgi geras pavyzdys. Mes pizda būdom užsivetę draugiškose. Mes tam draugiškų turė ten šluojam. Su Latvijais mūsomės per draugiškas. Mes ten vis šluojam. Čia senais laikais ispanus daužom viskas, čia atvažiuojam. Ketvirtfelis viskas jau, tipo, nebėra smarvės, tipo. Tai aš pastebėjau, kad toks kaip bibi pakalės, taip liaudiškai tariant, jeigu tu esi, tas jau tipo, mažiau svarbiausia rungtynėse, čia į naudą yra. Čia man taip atrodo, kad tu toks, kad čia, progresyviai, kaip, pavyzdžiui, geras renginys, geras podcastas yra, kur ten pirma dalis, tipo, ramiai įsivažiuoji ir tada bam, tipo, delivery, nežinai, nes kitai būna, jeigu ten iš pradžių išsižvengi ten kažkur, tai pažiūrėjau. Kaip mes dabar. No, kaip mes dabar blogą darom. Jo, pusę valandos prieš, kas vyko, jeigu čia kažkur filmuoja, tai... Mes per daug... Galite jau išjungti. Mes per daug energijos atidavėm pradžiai, iš tiesų. Pabaiga bus nuobodė jau, taip pačiai. Galite jungti lauk. Galite čia, jeigu tai žiūrė. Vis tiek visi daugiausiai ten pasižiūri tą vidurkį, žiūri apie 20 minučių, tai mes tokį... Tai mes ir darėme. Gerai sudeliverinti, jau toliau pajubadė. Šiems laikams dėmesio neišlaiko nieks. Tam stampus sudėliojam ir paskui ten atsirinkti. Tai va, dabar pradėsim Vokietiją, Paragvajus. Ir bus įdomu pažiūrėti, nes pagal mano logiką, tai dabar turėtų Prancūzija nudūst. Kažkiria prasme. Bet aš tai kažkaip galvoju, kad Prancūzija dar nėra įjungiama. Gal čia net ir neįjungia. Nes kol kas tai spūdinga. Aš galvoju, jie 7 ir 8 galėjo įpistyti tiem švedam. Gerai, bet nuo vokiečių gal pradedam. Pirmiau vyko, va turim kaip tik vaizdelį gerą. Vokiečių fanas, tai turėtum žinot, kad čia ta prasme... Ne, bet šitą komandą... Ta komanda tai apie nieką. Apie ką, kiek, jau 10 metų iš tikrųjų. Tai yra tokios komandos, kur kažkaip nelabai kažkaip jos sulimpa, nežinau. Bet čia šitos rungtynės, jeigu konkrečiai, tai atrodė, kad tiesiog Paragvajų žaidžia tą tokį, sunkų futbolą, žinai, kur būna, pavyzdžiui, jeigu netgi ir kai žaidi
tarkim, ten kažką, vat, prieš tos, kurie mažiau techniškai už tave, ten mažiau kažką ir jie tada tokį duoda fiziškumą. Jo. Taip pat duoda Intensyvumą. Intensyvumą, vat, mėgėjų lygose būna, vat, taip, kad daužo ir labai sunku yra žaisti. Manau, visi tą supranta ir taip atrodė iš šono žiūrint, kad, žinai, vat, vokiečius daužo, jie tokie kaip ir neprisitaiko, kaip ir bando, atrodė, kad, nu, va, tas įvartis, žinai, kurio neužskaitė, ten būtų ir išsisprendę viskas, taip, bet gavos taip. O tada jau pendeliai, žinai, nu, kažkaip, kai noris ištraukia dar tą vieną, kur atrodė, kad... Jo, atrodė viskas, dar ką įmanoma, žinai. Bet šiaip vokiečiai visą laiką būdavo, žinai, kas yra, būdavo 3 dalykai pasaulyje, tipo mokesčiai, mirtis ir Vokietija pendeliai, čia visą laiką viskas aišku, kad jie laimės. Jie nebuvo pralošę. Nebuvo, niekada pasaulio čempionatas, o Europos čempionė buvo pralošę 76 Čekoslovakijoje, kai ta Panenka gimė, tada Panenka įmušė jiems ir tas su pavardė ir tapo. Bet čia kosmosas iš tikrųjų, vokiečiai, aš tai sakau, vokiečiai man taip žiūrėjau tas rungtynės ir galvoju, iš pradžių tai neturi Toni Kroso ir pamiršo, kad gali tiesiog krosą daryti į baudos aikštelę, dar bent jau, žinai, nes pradėjo kilnuot, Havertzas įmušė, pakėlė kampinį ir tą įmušė. Tai blėt, kodėl jūs anksčiau nekėlė tų kamuolių, kas vyrai. Bet va čia va tas, kad neužskaitytų įvarčio, toks man paėmė, ne dėl to šiaip, kad fanas čia vokiečio esu, bet šiaip toks galvoju, blemba, erzina, iš tikrųjų. Nu, va tokius, žinai, kai kur tikrai labai gerai tos peržiūros varas, teisybė atstato, žinai, kažko nepastebi teisėjai žmogiškai, bet nu kartais jau tų mačių yra. Taip, bet aš šiaip prieš var, nafik, dabar va čia prisikabinę esam, ikoniniai visokie momentai. Nu, okei, buvo klaidos, bet tai tu tuos momentus tada atsimeni, jie tampa ikonomis. Jo, ten nei Dievo rankos nebūtų, nei va, ten bet, žinai, kontrargumentas visą laiką yra, kad mažiau yra toms galių visiems dalykams, kas liečia ten finansus, papirkinėjimus. Nu, yra momentas, yra. Interpretacijoms, bet vėlgi, žinai, kažkaip būdavo visą laiką taip ir būdavo, nesakyčiau, na, aišku, tikriausiai, žinai, visi kažkokias nuoskaudas laiko ir mes, ten krepšinio prisimenam visokias neteisybės Lietuvos, žinai, ten kai numušė. Gaberas, kai numušė. Jo, kai Gaberas numušė ir panašiai, taip mes laikom, bet irgi krepšinio dalis, žinai. Jūs, blėt, juokaujat, tyba. Thank you, ačiū. Nu gerai, važiuojam Nyderlandai, Marokas, ekrane pamatysime baudinius. Patrikas Kluivertas buvo toksai žmogus, irgi neįmušė kažkada ten 2000-aisiais. Euro čia, man atrodo. Bum ir va. Tėvas ir sūnus. Like father, like son, jo. Patrikas Kluivertas ir Justin Kluivert. Tik tai tas tada neįmušė per grajų, o čia buvo per baudinį. Bet abu identiškai, tą pačią štangutę. Jo. Nu dar palaivę žiūrim. Nu, biški sinchro... O, žiūrėk, bam. Aišku, jeigu pyzdinam, tai nuo Match TV, matau, nes jie nori supyzdinę. Ir gal mes tada atvirkštinį mes nuo jūsų. O jeigu pyzdinam nuo to, kas pyzdina, čia skaitos vagystė, ne? Robin Hood. Ne, Robin Hood. Ir aš dalinį varšam tada. Tai jau neberodykit. Bet aš per kažkur klausau, kad... Užbanint. Vėl YouTube'as mumis. Su tais taip pat trepsėjimais, sustojimais, kad kažkaip ten didelis procentas nerealizuoja. Tu kur daro tuos trukčius. Tai nereikia dročinti prieš mūsų. Va, vakar Belgas, va, įmušė. Belgas įmušė vakar. Belgas jo atėjo, Tylemansas, ramiai, oldschooliniu būdu 3 žingsniai, bami 9 ir viso, važiuokit namo. Be klausimų, jo. Va, ten baudinys. Ir kaip pasakytų Ryčka, kas namo? Tam tikras žemynas. Vienas iš žemynų. Ryčka juda. Papasakot apie Ryčką? Ne, nereikia. Gal. Ryčka linkėjau, žinau, kad žiūrėsi, rašysi po podcast'o, Kvitkauską metų, priimkit. Turiu vieną gerbėją. Bet... Daug žinučių gauni šį per čampą. Blemba, šiaip, žinok, kas yra įdomu. Belė kiek gaunu pozityvių gerų žinučių, šudinų gauni tik tai va komentarų, kur rašo Ryčka ir, blėt, nudyvo, arba ten Loreta ir Dainis, tai blėt bent jau prisistatykit, ar Loreta ar Dainis, iš kur man dabar žinot, kas rašo, nudyvo. Tai aš manau, kad va tiesiog... Tai gal gerai komentuoji? Visuomenė yra... Bet žinokit, taip, šitam darbė neįmanoma, kai su sportu susijęs, kai su vienu futbolininku lietuviu, susirašinėjom kažkada, klausiu, sakė, nu, kad gauna, žinai, ten, kad žaidėsi ten ir Rusijoje, ir Lenkijoje, žinai, taip buvo, tai sako, ten gauni žinutės, kad ten tave
ten paskers už mūsų, Taip, toliau taip. sakau, blema, žmonės nesveikia, žinai, čia ant tiek fanai sako, bet čia nesako, Čia ne fanai, jie babėti nebūna. Jo, Taip, kas stato taip. pinigus, sako, tai iš tų daugiausiai. Jo, faktas. Arba, žinai, ten kažkokie šiaip tipo tavo heiteriai, žinai, dėl kažkas pavydė, gal dar kažko, žinai. Ar nebūtinai pavydį, žinai, taip aš tai kaip sakau, man čia suprantamas dalykas, žinai, gali tavęs nemėgti dėl tavo vardo, dėl tavo Jo, balso, tai, dėl tavo. jo, belie kiek dalykų dėl Ir čia ko. viskas normalu, Taip, žinai, taip. Dėl sudaro. politinių pažiūrų. Tuo pačiu jo. O kalbant apie politiką, nekalbėk, nes vėl išbalai. YouTube'as labai kertamas. iš Bet tikrųjų, labai užtat nemėgstu. galim kalbėti Nes apie... tiesą sako, nesako Vėliau kažką. tik už tiesą, už ką baną galima šiais laikais. Girdi, bet čia galim palyginti, pavyzdžiui, dabar įsivaizduokit, Gusto sūnus arba Šiškauskas sūnus kažkada atsistoja baudas mesti ir va tokį irgi vynį su kompiliai. Palyginti žmonės ramybėj. Ne, Šiškauskas sūnus, taip, jeigu baudą prameta. Šiaip va, čia yra juokingai. kaina, žinai, Nu, būsto. sportininko. O Kaina. Tanoko sūnus po kažų veržėsi. Per anksti išeina. Tai bet man tai va šitoj situacijai tas ir yra, tokia, atrodo, Nes tam didžiausia neteisybė. tokinis kaunėtai, žinai. Na, žinai, kaip sakant, perėmė genus su viskuo. Nesakau, didžiausia neteisybė yra, kad va čia tas Gustas už tas baudas ten skalpuojamas. Va, Primena, čia jam ten- Tanokai, kalba. dabar jau jokais patiek metų, anksčiau tai tikrai, manau, ne jokais jis ten gaudavo. Taip, taip, taip. Ir iš tikrųjų, taip per anksti įžengė Tanoka Berdas. Nu, taip. Nes būtų metę nuo savo kašinų. Ir viskas, ten būtų pasibaigę, žinai. Gerai. Nyderlandas, Marokas, nežinau, labai nėra ko daug šnekėti, nes Nyderlandai tikrai apsištinės. Bet šiaip apsišyko nuo Nyderlandai. Ta prasme, visiškai praradė yra savo tą patį, žinai, žaidimo modelį. Anksčiau būdavo skrajojantis Olandai, dabar tai tapšnuojantis ne vien Olandai, nežinau, kas kaip kitaip. Ne, norėjau sakyti rujojantis, bet irgi ne. Ne. Nesąmonė. O čia labai gerai. Šiandien ant double kažkaip mes, ne, Jo, perė. Bet varim, Bet gal bent tu toks vis tiek kovinio sporto, tas, matai, mėgėjas. Tai Bet geras šitas, rimtai, va taip ir buvo. Ne, realiai. tai čia memo materialas, žinai, taip. Rimtai, va tai buvo. Senegalas, Vakar- Ar kaip apie žaidė. kitą mačą nekalbam? Jo, Senegalas su Belgija. Vakar iš tikrųjų, aš kaip žinia visgi esu Belgijos rinktinės. Iš kur ta aistruolis. Bet va Belgija, čia nu. įdomu, iš tikrųjų. Nu. Blemba, žinok, aš taip bandžiau. Čia dėl alaus Belgijos? Paklausi, bandžiau atgaminti, žinok. Nu, man gerai, pirmas čempas, kur prisimenu, tai 20 buvo, nu aš jaunesnis Nu, žmogus vis vis tiek tiek. keista. Gerai. Tada, tipo, atsimenu, kad tam čempė Ne. ispanus kažkaip palaikiau, nes gerai lošė. 10-ais, tipo, ne? 10-ais. Nes O paskui- 14, ne? O paskui jau, tipo, kažkaip pradėjom belgų, man tai gal patiko, kad šiaip daug tų smagių žaidėjų, ten Taip. Lukaku, kompanija, Azaras. Azaras, tokie, žinai, Atrodė naujiena. Man tai aš taip pamenu, kad naujiena. Jo, ir dar žinai, tokie, kur žiūrėk, dar anksčiau nežaisdavo labai gerai. Nes Nors kas buvo senoviai dar? ten būdavo, bet mes jau tų neatsimenu. Nežinai, Man visą laiką 80-ais. patikdavo dar, pažiūrėjau, pagal visokias šukuosnas, dar Jo, buvo jo. ten felainį, Jo, Vycelis. Ir dar buvo tas, kad visi palaiko ten vokiečius, Jo, prancūzus, ispanų, jo. o belgų nieks tipo Naujiena. nepalaiko. Taip, taip. Tai toks blemba. Prieš sistemą. Nes aš 2014 pamenu belgai, kad atsirado ir aš sakau, blemba, aš Jo. šiaip čia už vokiečius sakau, bet belgai man tokia įdomu, atrodo Jo, jo. komandėlė, žinai, bet Ten Mertensai, Karasko. Jo, jo, bet dar yra įdomu, tas, Karasko kad, žvėris. kad Belgija kaip šalis, jinai nėra jinai tokia nedidelė, žinai, jinai tokia tarp visų tų Jo, šalių. gali su savim, tipo, Ir biškai tie palyginti. žaidėjai, taip, jie ten kalba 7 kalbom, ten visokie Jo. lukakai, ten tokie irgi. Ir visokių Žinai, miksas. ten, Jo, ten jo. labiau atrodo, kad surinkta komanda yra, tai, žinai, nu, kaip ne rinktinė, o komanda, tiesiog, kad davai, im Taip, pasą, tai taip. pažaisti, im Jo, pasą jo, jo. žaisti. Tai va tas buvo įdomu toksai. Tai kažkaip aš tas belgus salaikiu ir už belgus, nežinau. Blemba, tai- geras labai. Bet šiaip gera karta. Tai vakar buvo- Šita buvo visai, ir kažkaip nelabai jie laimėjo. Vakar buvo, nu, 2.18 bronza. Trečią Nu, vietą. trečia. Bet vakar taip iš tikrųjų žiūriu, tas 0-2, ten 8 kažkliną minutę ir taip žiūriu ir blemba, nemelos. Toks, nu ne tai, kad verkčiau, bet toks liūdėsys, toks blemba galvoju. Bet dar jaunas. Taip, De Bruyne, Lukaku, tipo viskas, negalvoju, baigėsi, žinai, tas toks etapas baigėsi, žinai, kažkoks. Ir tai blemba, taip jau biški liūdna ir tada... Cak, Ir Lukaku, ir Cak, Lukaku. Lukaku. Renesansas. Nes man tai būdavo su vokiečiais, kad irgi noris verti, kai iškrenta, ten toks liūdna, taip, ar tada, kai jau laimėjo tą pasaulio čempąją, po to jau man nukrito, žinai, kad aš pamačiau. Nes 2-2, kai pradėjau, žinai, finalę, tai brazilai ten į ašras verkiau, ten tėvas už brazilus, ten, reikia, aš ten verkiu, tai kad pralaimėjo, žinai. 2-0 gavo tada ir tada kažkaip vis laik palaikydavo ir vis iškrisdavo, vis ten kažkas nepavyko. Bensė 2-2 verkė, o aš 9-8 verkiau per finalą, nes aš brazilų fanas. Ir tada Zidanas 2 per pirmą kėlinį, atsimenu Tulikė, užsidarau, tipo, kad tėvas nematytų ir verkiu, karo čia Tulikė, tėvas ateina. Taigi dar čia tik tai antras kėlinys ir dar viskas bus gerai. Nebus, žinai, ten 11 metų laikui. Viskas čia prakyšam, tėvas, viskas bus gerai. Aha, išeinam petį trečią, nahui, baim,
Bus gerai. Tai tai žiūrėt, tai prapibal, kai pasiėmė tą pasaulio, tai šis įspūdingas, šis buvo ten, kai ta Brazilus atlėtė ten, tada namie, tai toks kažkaip ir nukrito. Ir dabar, pažiūrėjau, nebeskauda. Tai va, gal, o kai, blema, čia atrodė ta karta taip eina, kažką lipa, taip nieko ir nelaimėjo, ir viskas, žiūriu, kad čia jų nebelieka, viskas ten dar. Tai seniai, Seniai ir nelaimės. Ne, tai ir nelaimės, bet tas toks, žinai. Briuselis pasus visiems. Ne, tai dabar ten blemba laksta, ten tiek kažkaip gynėjai iš viso apie nieką, nu, liūdnai šiaip. Šiaip liūdnai, bet išsitraukė, tai fantastiškai, nu, kosminė pabaiga. Ne, nu, čia geriausias comebackas. Nežinau, kiek žmonių išjungė telikus. Aš išjungiau, aš fleškorę, tai vis dar išjungiu, žiūriu, o, 7. Tai tu nemateisi negalo galo. Ne, aš po to jau, kai įsijungiau dudu, tai atsisukau, pasižiūrėjau bankės ir tada jau žiūriu, žinai, bet tikrai, 2-1, sakau, buvo, sakau, jau per vėl, viskas, taip, nu kas baigit, žinai, kiek būna tokių, taip, labai mažai čia. Jo, pačiam gale buvo galas Senegalui. Na, patys kalti šiaip senegališkiai. Gerai, važiuojam prie Prancūzijos, Švedijos reikalų. Kažkodėl Olisė pas mane su H galė. Jo, bleba, šitas golasas būtų. Bet man labiau gaila Vini Juniorą, kur praėjo tada pro 3 žaidėjus ir iš tanga. Ten būtų ikoninis, ten vos ne Maradonas vertas įvartis, ta prasme, kaip ten gražiai išguldė viską. No, čia tai šitą Olisė švedam vos Zlatono nepadarė. Jo. Grinai Zlatonas. Kalnuose čia keliavau dabar buvo ir žaidė švedai prieš... Nyderlandus ir žiūrėjau, mes ten pastatėm kalnuose palapinės, nes su palapinė mėgavom ir tokie 2 bičiukai buvo ten žemiau irgi pasistatę. Ir eina į viršų, sakau, kur varot, ką jūs čia darot, sako, varom ryšio gaudom, tipo, žiūrim fulę, tipo, ir nepaklausiu, žinai, iš kur. Ir taip, įsijungiau flashscorą, žiūriu, kad žaidžia Nyderlandai su švedais ir galvoju, blem, iš Olandai ir švedai, žinai, tu gali tai pasumaišyti, čia nėra tai, kad jau išsiskirtų. Ir tai tada grįžtas, žiūriu, kad 5-1 gavo. Švedai, sakau, nu ką laimėjo, sakau, ne, sakau, tai išsišvedė, sakau, no Zlatan, no party, sakau, šūkdas, taip. Zlatanas gerą partį pakūrinėjo, Fox. Gerai. Metai, blemba, gerai varo, malodė, bet spilė, Zlatanas vis laikas. Ne, bet jis tam skirtas, aura turi, iš to tyčiojas, to Aleks. Lalas, kur sako, Halandui plaukų nenusikirpčia tavo stiprybė. Ne, bet džiaugus jisai, tarsi, ir matai, gavo tipo mėnesio apdovanojimą po savaitės darbo ir sako, čia pirmas apdovanojimas, nes anksčiau niekam nėra įteikę. Zlatanas, nu ir paskutinis. Bet tai žinot ką, aš dabar man tokia mintis atėjo. Realiai, po amžinatilį ir Ček Noriso mirties, liko Zlatanas. Jo. Jis dabar toks vat yra. Vienintelis liko nepažeidžiamas. Nemirtingas. OP žmogus, taip, žinai, Zlatanas. Jis sakė, bus prezidentų dabar Amerikos. Po Trumpo? Aš galvoju, Švedijos iš pradžio, ar Bosnijos galbūt. Ne, jis iškilęs iš Bosnijos, ne? Taip, aš žinau. Žinau, jo Bosnija šiaip irgi žiūrim. Jo, čia. Prodiuseris liepia mums judėti toliau, kaip suprantu. Tai kad ten nelabai kažkas gerai ir vyko tuose prancūzus. Prancūzus ten turėjo 12 įvarčių. Pervažiavo ir viskas. Dominavo. Dėl fantasy man tik nepatiko. Nes... O čia va reikalai tokie, kad Kongas tai iš tikrųjų nebuvo toks ir išsigandęs ir labiau netgi ne Džeris buvo labiau King Kongas. Tai aš pasakyčiau. Jo, pradžioje aš taip sutinku. Iš tikrųjų galvojau, taip, žinai, kai tiek metų žiūri tos anglų fiasko, tai atrodė, kad tai eilinis, taip, eilinį kartą, taip, anglai tiesiog, taip, gaus va. Nuo greitų atletiškų žaidėjų, žinai, taip. Taip. Ne, bet šiaip tai man, pavyzdžiui, aš jau sakau, per pertrauką rašiau jau Petkui, sakau, jeigu būčiau kažkokios didelės, žinai, redakcijos Anglijoje, tas jau redaktorius, žinai, jau ten tos kažkokios... Antraštės, tai sakau, jau ruoščiau, prašyčiau, kad Hebras su ChatGPT arba su kitais tajais tiesiog kurtų King Kongą tipo, ir rankui Tuchelį, žinai, ir tipo, jau galvą kerta, nes tipo kirstų realiai tą galvą, tai tikrai faktas, vokiečiai, žinai. Na gerai, džiaugiatės ar nesidžiaugiat, kad išsigelbėjo Anglija? Žinok, va čia retas atvejis, visą laiką labai už underdogus esu, toksai visą laiką, ką bežiūrėčiau sportą, bet dabar man kažkaip, dabar jau tiek džiaugiausi, kad belgai sugrįžo, tiek džiaugiausi, kad anglai sugrįžo, nes atrodo, kad svoris čempionato tiesiog, kad išliktų, žinai. Jo, tai mes biškai kalbėjom, pavyzdžiui, irgi apie tą patį tenais. Kai, pavyzdžiui, būna tie underdogų istorijos, jos tuo metu žiauriai fainos,
Bet, pavyzdžiui, kaip ir vaskau, praeitas čempas buvo kroatai, nugalėjo brazilus po pendelių ir oi, zaibys, ane? Paskui pusfinalis kroatai gauna nuo tos Argentinos ten į vieną kasą ir tu tada galvoji, kad mes galėjom pusfinalį matyti Braziliją, Argentiną, kas būtų nerealu, ta prasme, finalo vertas mačas, žinai, o tu tada žiūri ten šrotą tokį, žinai, nu tai blemba. Tai, tai dabar ten Paragvajus. Jo, tai pavyzdžiui, dabar aš tai džiaugiuosi irgi dėl to iš dalies, nes tada dabar Anglai nuvažiuos į tą Acteką žaisti su Meksika, tu įsivaizduoji, koks čia grajus. Ir vis tiek ten prapys ir važiuos namo. Sakai? Faktas, Meksika nėra pralaimėjus Actekui. Niekada. Ne, mačiau, kad yra du, bet gal neoficialius kokius. Tai ne, pasaulio čempionatas niekada. Man kaip lašė kraujo žmogui, taip, jeigu niekad nėra pralaimėjęs, automatiškai seniai. 10 kartų raudonas. Liktas tikrai buvo. Jo, šiaip tai yra... primink, Petku. Ble, aš galvoju, čia Andrew Tate'as. Aš galvoju, čia tu iš pradžio. Tai neatsimeni dėl... Atsimeni dėl ko? Atsimenu, tai jis yra pasižadėjęs, jeigu Amerika laimi čempą, nusiskurs galvą. Jeigu Amerika laimi čempą, bet aš šitoj... Iš jos vagonėlio. Bet aš šitoj laidoj už Ameriką pizavo su... Bet tikrai žiūrėk su Cubs. Chicago Cubs, pažiūrėk, molėtų Lakers. Amerika čia keiteris, aš Amerikos apsišūkėlis. Viskas, va. Skemeris. Amerika. USA! USA! Jis fuliai heitina. Jis šiaip heitina Ameriką. Amerika, jo. USA! Matėte, kur fanai Amerikos buvo prieš čempą video, kur taip, hey, ten USA, ir sako, būkite atsargus, atkeliauja Amerikos fanai. Mokyklai, trečiokai, žinai, we will win. We will win. I believe that we will win. O tada ateina Anglai. Wanka. Levas, norėčiau pamatyti, tipo, USA prieš Anglus. Bet nesukris, taip. Neįmanoma, nebent finalė. Tai finalė. Sen nebus. O čia tai finalas bus. Anglė kalba. Anglosaksų. Žinai, kur galėtų kokiam finalė susitikti Anglai su Amerika Audi Cup. Kur Totinėjimas vienintelė taurė turi Audi Cup. Ble, bet čia būtų įspūdinga, žinai, angliakalbių visų. Audi Cup ir Mercedes-Benz stadione Atlantai. Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Vyrai, čia pradėjom jau apie finalus diskutuoti, tai galim tada pamėginti paprognozuoti, kas bus tame finale ir kas jį laimės. Nu, dvi komandos. Biškai atbirėjo biškių komandų, biškių to aiškumo daugiau, ne? Tai aišku, tik tai reikia maždaug susidėlioti, kad, žinai, kad tikrai galėtų patekti tos komandos, nes... Kas bus finale, ne? Mes turim pasakyti. O galima kažkur, duokit man linką, gal kad pasižiūrėčiau. Tai Fleskoras ir tada kur eini ten? Tai eikant World Championships. Jo. Nes, blėt, jie vadinas Fleskoras World Championships. Ne World Cup. O kodėl ne World Cup, kas ir kas, standings taip? Ir droma, tai yra. Dro. Viską palikim šitą, nekirpkim nieko. Bet tai dro ar ne? Kaip paaiškina tėvui, kaip... Parodė. Telefonu. Du aš tau, blėt. Kaip čia tai Instagramai visi. Nežiūrėk čia. Nežiūrėk. Ne, tai tu gal... Su ko paskutinis čiatas tavo? Tai va, įsijungi tą dronų. Ai, ne, blėt, čia kažkokį... Iš kur čia naujoji Kaledonija, tai tu čia... Qualificationai įsijungęs dar kur naujoji Kaledonija su Jamaika žaidžia, Bolivija su Surinamu, ble. Čia alternatyvus čempionatas. Ir čia pavadinta. Ir čia seniai dar svarbiausia pavadinta yra, kad čia play-offai ir games team. O naujoji Kaledonija čia. Čia prie šitos, prie... Stačiatikių kalėdos. Čia ir naujieji, ir kalėdos vėl. Prie Australijos ten kažkur yra. Žaidžia tam. Nėra? Ne, yra. Nu tai gal tiesiog iš akies galim. Va, čia, va, pačioj, va, dabar tau jungiu. Va, dro. Va, čia, va, pačioj skronik, matai, pačioj. Bet gali Argentina su Prancūzija suėti. Argentina tai tikrai finalais. Gali, prancūzai yra viršui. Blemba, šiaip Argentina Prancūzija būtų geras finalas. Prancūzai yra viršui. Labiausiai tai būtų gaila, kad kažkas taip, žinai, nepelnytai praeitų, kaip tu ir sakai, kur tipo staigmena kažkokia. Jo. Ne, aš tai galvoju, žiūrėk, aš galvoju, bus taip. Bus dabar... Prancūzai tikrai bus finale, nes viršui, prancūzai, žiūrėkit, prancūzai, portugalai ir ispanai, turbūt, kad yra
3 komandos iš tos viršaus breketo. O iš apačios Brazilai. O iš apačios- Marokas. Aš taip- Negali aš sakyti. taip- Nori žinokit- Maroką. Aš tai galvoju, žinokit, apie Maroką. Blemo, Marokas. Bet Marokas žais su prancūzais Tai ketvirtį. va, A, nu, nu, tai bet va. o ką jūs galvojat, nepavardė žaidžia? Kamuolys apvalų. Nes Mbappé tai nežaidžia. Jie be pavardys. Ne, prancūzai per geri. Aš manau, prancūzai per geri tiesiog yra. Jo, prancūzai iš viršaus eis. Man va toks yra, kad ką kalbėjom, žinai, kad va taip įsigazuoja, taip, ir jau kai visi pradeda gerai. prognozuoti. jau Šiaip kažką- apačioj tai yra tik tai 2 normalios komandos. Argentina. Brazilai ir Argentina, nes anglai tai nėra. Argentina, normali kurie komanda. susitiks pu- Argentina kurie- ir Egiptas. Ne? Argentina, Brazilai susitiks pusfinalį ar ketvirtfinalį? Pusfinalį. A, nu tai tinka. Bet anglai dar, Argentina dar žais anglai su... ten. Brazilai žais su anglais ketvirtfinalį. Greičiausiai. Bet ne, anglai tai nepateks. Anglai gaus Meksikoje, garantuoju. Nu jo. Garantuoju. Gerai, va. čia Brazilai ir Argentina yra. Gerai, gal judam toliau, ne čia. Tai žodžiu, Ar dar prancūzai ir- pasakom? Tai Galutinį, gerai, davai. aš sakau, kad- Sakyt, jo. Aš sakau, kad žaidžia finalę, karočią, Portugalija, Brazilija. Aš sakau Brazilija ir Marokas. Nu, Finalas. gerai, aš sakau. Egzotiškas. Prancūzija, palauk iš viršaus, o ne? Mhm. Apačioje Prancūzija. Brazilai, Anglija arba Argentina daugiau ten nieks. Prancūzija. Nu, nebent galvoju Norvegijos finalas jūs nežinau. Prancūzija, Brazilija. Nu ir kas laimė, aš tik galvoju, kad Brazilai paims. Ne, tiksliau, Portugalai paims, karočią Ronaldo finalę dietriką. Aš sakau, Prancūzija, Brazilija, prancūzai laimė, manau, kažkaip. Nežinau. Aš 98, būsiu toks ne, neįdomus, bus neįdomus toksai. Ne, kodėl čia visai. Neįdomu, aš sakyčiau, labiausiai dabar galvoja visi apie Argentiną. Ai, nu, jo. Sakyčiau, apie Argentiną. Nepateks Argentina, vaikai. Bet jinai, įdomu, vat, kaip Vazilija, va, šiandien po Valzos. pagal tikimybės būtų, vat, kur yra Jo, tai išskaičiuotas. prancūzai dabar labai ryškiai. Tai prancūzai pirmi, tipo faktas. o Argentina vien dėl to aukštai, dėl to, kad kelias lengvas. Ir Tai, kelias žinai, tu nesunkus. sumažini. Bet dar Kolumbija, Argentina. Ir mes yra mes, žinai. O Kolumbija, kaip žinom, na, aišku, Kolumbija prieš Messi ne taip, kaip Kolumbija prieš Maradoną, žinai. Turi savo ginklą, ne? Prieš... Čia sudėtingiau. Ja, biškį. Maradona. Matėt hydration break, jeigu Maradona būtų. Su balta nosi. Ne atsigaivinimo, atsigavimo. Kalas, juodas, nosis baltas. Aš greitai tuliką. Tuliko per traukėlį. O tenisė, ko jie eina į tą tuliką, ko tu galvoji? Nu, galvas jėdavo. Ajo, nu, ko ten eina? Pamiršt. Butsa. Apžiūrėti linijų. Ar grunto per mažai. Ten žolės lošiant. Tai per ramus, toks, žinai. Wimbledon. Važiuojam. Gerai, važiuojam į rubriką pateisinam, nepateisinam, galėsim. Greit peršokai čia, žiūrėjau. O! Sakyta, opa! Mario! Super Mario. Super Mario. Kaip aš įmėjau. Eba, koks buvo. Man geriausias Balotelį Bairskį, jis jau augino parašiuką. O tu žinai, kad Rolka pažinojo Mario. Koks rol? Taip. Kokia Rolka? Ai, turėtų būt. mergina? Taip. Vanda, Filas. Ai, okei. Jo, Iš kur jam pažinojo? Nu taip. Apšnekam žmonės. Sakai. Tai pasakojo, kad jos kažkokia draugė Deitino? draugavo su jo ten deitino. Ir Lietuvė? jo, lietuvė. Ofigėt. Ir sakė, varinėdavo jie pasitėną, O ne. atvarydavo į Manchesterį, į Grajus, ten taip toliau. Beleką, sakė, fan bičiuks, belekai. O tai ką čia kažkas Kad šitą jisai video? fan. Čia sutiko faną ir Jo. tas fanas su jo marškinėliais. Ai, jo. Nu ir tipo, žinai, vis tiek Balotelį marškinėliai nu, nėra toks jau dažnas Nu, dabar dabar, jau, ypač jo. pasaulio Ir čempionas. dar- susičia, ne? Man sičia. Nu, tipo, tai žinai, ir tas tam žiauriai patiko. Šiaip gražus, man tai tokie, va, man matau, kad... Seniai, aš turėjau Balotelio irgi maikę, bet aš turėjau iš Interą, man rodos. Aš norėjau turėti, bet... Ir man tai patiko, aš mėgdavau blogiukus. Ja, Tiek Taip, aš, tiek taip, fuliai, tai man faktas, patikdavo. Faktas. Man, Jeigu ten- čia būtų Europos čempio laida, tai čia tuose įkolinėse tikrai būtų ta nuotrauka. Bet apie jį, Stoik. tipo, daug būdavo fake istorijų. Aš po to pasidomėjau, aš irgi tikėjau ten visom tom, nes jisai ten daug šūdų pridarydavo ir po to prigalvodavo ant Jo, jo. viršaus kaip jaras, tipo. Tai taip, taip. Bet sakau, Bet- tą paršelį, kur auginai. Tai ferverkai hatoj buvo geras. tai. Fejerverkai, jo. Hatoj. Bet seniai, aš buvau Amsterdamo Ajaxe stažuoti, kai laikiausi ten trenerių, žinai, tą Jo. UEFA ten tą licenciją. Ir kaip tik tuo metu, čia nes čia senokai buvo, kaip tik Balotelis ten maždaug buvo jo tas pikas, žinai. Taip, taip. Ir visi čia apie Golden Boy. jo, ir visi apie jį čia daug šnekėdavo. Ir tam, žinai, ir mes ten kažką bairuojam ten su tais Olandais, žinai, ten iš Ajaxo. Ir jie sako, seni,
apie jūs šitą, apie tą Balotelį, sako, pas mus Latanas buvo jaunas. Sako, hold my beer. Yra ką. Žinot, Yra kur bet sako, pastemti. kas Latanas ten veikia, tai... Sako, tik tai gerai, kad tuo metu nebuvo social medijos, tipo, nieks neturėdavo taip filmuoti, nes sako, jis būtų pražuvęs. Man labiausiai įsiminė su Baloteliu yra, kai jisai buvo pasakęs citatą, kad aš nesidžiaugiu mušęs įvartį, nes paštininkas nesidžiaugia, kai pristato paštą. Ir tada memas padarytas, tipo, kuris prieš vokiečius, kai įmušė, tipo, nusėmė maiką, tipo, ir sako, va, paštą pristatė. Paštininkas. Toks ateina, girdi, vieni pako ateina, kuris atneša tau tą dėžį ir bytskė rodo. Ten ikoniškas momentas, taip. Va, tada tai man buvo, nes šiaip kaip už vokiečius. Tai vokiečiam kokį golasą. Aš už vokiečius buvau, bet tada, taip, kai Balotelis mušė galvą. Ne, bet šiaip tokių personažų trūksta. Ir tada, why always me? O ką, tipo, Vinis tam tikrą prasme irgi panašus, ne? Bleba, bet... Nes Vinis dėl to daug heiterių turi. Gal, jo, bet šiaip bendrai, seniau kažkaip daugiau būdavo visokių tokių. Nu tai faktas, tai žinai. Dabar visi, žinai, tokie bijo kažkur tai kažką, nes visur labai, labai visiems ten svarbu, žinai, kas čia. Jo, PR komandas visi turi, visi pasako, kas kaip ką daryti. Bet aš sakau, čia, aš šiaip apie contentą in general kalbu apie tai, kad dabar jau ten, jūs viskas galimybės padaryti aukštos kokybės produktą, nu, kiekvienas turi prieinamą, iš esmės, su sąlyginai nedėlėm investicijom. Ir dėl to žmonės žiauriai nori raw contentą. Jiems patinka, kur žiūrėt kontentą, kur kažkas ten myža, alų geria, su mašina, kažkur atsirinka, ten užsidega, ir visi tipo, wow, ploja. Geriausias kontentas, štai, nesąmonės visokas. Tai vat lygiai tas pats ir, sakyčiau, su vat, dabar tos PR komandos užsiema, iščiūstė viską, taip padaro gražiai ir žmonėms toks jau atbukia receptoriai tam. O vat, kai kažkas ateina ir būna tikras žmogus, žinai. Bet, pavyzdžiui, Holandas, sakyčiau, iš tos pusės gal net turi va to tokio, kad jisai toksai, nu vis tiek. Kažką turi, ne kažką, bet ne to blogiuko tokio šiaip. Ne, ne blogiuko šiaip, kur nebijo frikų pabūdži, žinai, kur ten kramto kažką. Nu, tai žinai, iš dalies tai ir pastavi, ką tu darai internete visur, nu irgi yra ro tokio tipo, to senovinio, to tipo biškį atpasakojimo tokio, nu, tu tiesą. Jo, užtiesas, seniai. Visas tipo piktis ir visas tipo džiaugsmas tik užties. Jo, čia žinai, aš va kaip irgi rašau tuos savo kalėdinius senelio Jono bairis, nu irgi visiems patinka, nes visi tą yra išgyvenę, žinai, tipo. Nu, ar visiems patinka, čia nuomonių buvo visokių. Ne, tai visą laiką, seniai, čia yra, aš sakyčiau, kad čia yra, jeigu yra... Jeigu tu nori daryti, tai taip pat. Tai turi arba labai patikti, arba labai ne. Jo, kad negali būti, kad taip pat jeigu česnas yra toks žodis, tai jeigu nori česnai daryti, taip pat tai turi būti ir tam, kam nepatik, žinai, nes jeigu taip viską sakau, va čia ir yra, kad kai tu nuglūdini ir išpoliruoji, tada visiems ir patinka kažkas. Jo. Važiuojam prie Meksikos ir galiu, šitos tai tikrai pateisino. Šitą bičią tikrai pateisino. Tų rungtynių nepaminėjom dar. Kokių tai viskas? Nu tai va, kaip tik dabar. Tik kad Meksikai aukščiau šnekėjau, man atrodo. Aš šnekėjau. Nebuvo, nei pagal planą. Buvo. Žodžiu, va, meksikiečiai įvarė prie to viešbučio Ekvadoro ir ten visą naktį siautė, žinai. Man tai geriausias buvo, žinai, kas ekvadoriečiai, mačiau, apačioj rašo. Hebra sako, jūs nepamirškit, kad mes tai irgi latino tokie patys kaip jūs. Mūsų, sako, tėvai mus nuo ten 2 metų tampėsi po balius. Mes pripratę miegoti prie garsios muzikos per vidurį balių ant suoliukų ir ant kėdžių. Sako, jūs galvojat, kad mes 5 starė, tipo su jūsų triukšmu neužbėgsim. Bet čia labai įdomu, kad jie taip pripratę, nes mes taip irgi pripratę per balius miegoti Lietuvoje. Mes irgi latino. Mes irgi latino esam. Nu mes tokie, jo, esam. Karšti, kaip ten, Baltijos italai. Taip sako, jo. Nu, bet ką, padėjo Meksikai? Nu, Meksikai padėjo. Bet aš tai šiaip, žinai, dėl ko nepateisinu šito. Aš pateisinu iš fan pusės, iš žmonių, bet nepateisinu dėl to, kad kažkokie žmonės tai ir buvo tiesiog tam 5 star'e susimokėjo belie kiek pinigų, kad atvažiuot pažiūrėt fulę. Ir net negali mėgoti, nu aišku, gali visą laiką šaut, kaip sakant, malūnininkų su savimi ir eiti kartu su jais. Aš tai manau, kad čia ir bus, taip atvažiavo pažiūrėti fulės, sumokėjo belenkiek kokiai, bet manau, kad čia ir bus dalykas, ką pasakoja, žinai. Jis glemo čia buvo, žinai. Įspūdis vis tiek lygiai. Šiaip jo. Tai yra, čia mes kaip visada viską patėm. Ne, bet aš tai... Nu, blemba, chaosas, siautulys, bet čia mylim futbolą, žinai, dėl to. Irgi dalis proceso kažkaip, tipo, ką žinau. Bet šitas, nu gerai, Bet seniai, prieš Ekvadorą ten, jeigu čia būtų padarę vokiečiams tokį, taip ar, nu, vokiečiai gal irgi negeriausiai. Bet tai vokiečiai, aš manau, kad būtų jau ten žurnalistai, jau ten visi jau pasipiknė. Jo, čiuk. Jau Hagai. Mes jūs priduosim jo į teismą, jau viskas. Bylas jo. Nagelsmanas jau būtų neišėjęs į grajų. Tokias, mes nežaisim, kol nebus tyla stadione. Jo.
O Ekvadoras skundės dėl to ar nesiskundė? Nelabai. Oho, Bet bėgikas. čia šito vakar nerodė. Tai telikas negalima tai Netelikas rodyti. nerodys, matai, jisai jau reklamą. Labai gerai, ten Iš kur bus amerikonai. gerai, žiūrėk. Amerikonai. Seniai, kaip nepateisinti? Seniai, bet tie kokie Žiūrėk, negyvi. kaip jo. Bet čia fake ar čia tikrai? Ne, čia tikrai. Čia tikras nes, video? nes buvo nes plojo, nes girdėjos. Dar... Jo, jo. Tai kad ten paima tokius, kur bėgti. Pažiūrėk, tai čia duja išbėgo. Ai, Vienas dabar sunkiau. Čia buvo. du Vienas išbėgo. makau iškart, kitas geriau dar pasirodė. Bet kaip gerai Bet dviese. seniai, iš tikrųjų, O čia ne Marcelo? aš tai turėčiau tiems, kurie išbėga, žiaurų patarimą. Jūs, hebra, turit su būcais išbėgti, tada jūsų nieks nepagautų Ai, kad lapčia. liktų. Nes tai tiek pasieks, jeigu slidinėja, žolėtai šlapia, Jo. žolė gilaisto, tai dėl to jie su... Nu, o čia jeigu- primena tą apsaugą, kai Trumpui Seniai, jau bet jeigu speš. su būtais, jo, bet jeigu su būtais išbėgtum, nepagautų tavęs ten 20, karoči, nebent būtų tas. Šiaip seniai fan- Ali halo. Seniai fan- Bet čia vienas išbėgo midžetą. Be bairių. Neišjuokikas iš Nu situacijos. ką, davai, naujas skandaliuką. Be bairių. Pateisinam ar nepateisinam bėgikus. Ai. Gerai, gal nelab... Nu, Gerai, žiūrėk, Vins, ką tu... jeigu- seniai fun fact, aš esu dirbęs apsaugoj stadione. Jo. Aš dirbu, taip, kai žaidė prieš Lenkus, tuos, taip, palauk, prieš kokios ten, kur buvo tie žiaurūs fanai atvažiavo. Story. Lozė. Vietra, kur žaidė? Ne, Ne. Žalgiris. Žalgiris, LFF stadione, čia Ai, tai jo, 2-13 buvo metai. Vidzevas. Gali Man būti. atrodo. Aš Ne, nebepamenu, kad prie kiek buvo, bet Žalgiris žaidė. Man ros 1-1 sužaidė. Ne, prieš Poznanis Lėcha gal. Jo, prieš Lechą. Prieš Lechą. Jo, seniai. Alūčio pavadinimas. Aš stovėjau, va tai va, nusisukęs į tribūną, aš žiūrėjau, ir buvo išbėgęs irgi fanas. Ir aš ten dar yra fotkas Delfi. O taigi buvo tas Tu laikai, da? Tipo, tempiu ir tempiu lauk. reikės atrasti. Bilia, bet taip pat ten be mano pavardės. Aš pabandysiu surasti, atsiųsti. Gal pavyks. Tai va, bet Įsivaizduok, tam bičiui dabar turėtų būti garbė, mane Laskauskas gaudė. senis. Gerai, aš tokį dar klausimą tau, Danai. Jeigu dabar, va, pavyzdžiui, bėgtum, nu tau jau Aš būtų bėgčiau. liepta bėgti, taip išbėgti, Jo. ką užsirašytum, kokią norėtum Ne, tiesiog su Petro Gretinio, na, Maikė, kur turiu, va, šį kur taip rodo. Ir va, catch me if you can. Arba su celofanu. Su celofanu, Maikė, ir parašyta, catch me if you can. Ir po to pabėgčiau ir Baltarusiai prašyčiau prieglaušį. O paskui sėdi benas. Kaip Wall Street'o vilkas. O tas lietuvis, atsiminat, kur išbėgo Su Ronaldo, selfie Ronaldo, pasidarė. Gavo ten selfie. baudų belė kiek. Taip, taip, o bet ten, žinai, kai buvo geriausias prikolas, aš turiu nuotrauką, įdėsim. Su juo. Bičias karočiai išbėgo į tą grajų, o vakare mes sėdim po to grajaus distillerijai, dabar jau nebeveikiančiai, tai galima reklamuoti. Amigo dabar. Amigo gerai. Ja. Fadė gerą vietą, malodės. Žodžiu. Tai ir sėdim rinktinės grajokai ten, keli buvo atvarę, žinai, sėdim ten kažką po grajaus. Ir atvaro tas bičias ir aš turiu nuotrauką, kur, karočią, stovim mes, aš, Haris Jankovas, ten keli iš rinktinės grakai ir tas, aš įkabinė, tą patį Bet jis vakarą. pasidarė selfie, ne? Jo, Jis jo. dar galėjo taip rodyti fotkį. Seniai, tai sakė, aš su esu kalbėjęs, sakė, pofik, tie šaibės aš va, aфигенai. Jisai ten saliginai daug gavo, ten pusantro gabalo. Bet Ne, jis gavo, man atrodo, 10 štukų, bet kažkaip pusė pateikė federacija. 10 jau daug gavo už selfie. Jo, tai jis pusę, man atrodo, sumokėjo apie 5, nes mano 5 sumokėjo kažkaip, nes apsauga, kad neužtikrino. Jo, irgi. okay. Tipo, neįskaltas, kad jis išbėgo, apsauga kalta. Tai pateisinam ar ne, bėgikus tos. Ne, Ai, žinai, kai normaliai viskas. aš manau, kad žiūrėkit, aš pažiūrėjau iš tos pusės. Jeigu O yra va atsimenu, taip, ta nuoga turi- moteris buvo Vat išbėgus aš norėjau sakyti, bet turi pasitemti apsaugą, žinai, taip, Jo. ir veikia kaip gamtos dėsniai. Išbėga, kitą kartą jau saugo gerai. Jo. Taip, tai. O dabar, tai žiūrėk, tie laikai buvo, dabar išbėgtų nuoga moteris, tie vyrai gaudytų juos dar apkaltintų, kad jie priekabauja prie... Šiais laikais. Tu sakai, tu žinai. Nu ką, dabar. O, važiuoju. Nu, Rimčiausia tema. Benita, įvestų rožinius Šitam- spalvų mėgėjas. Šitam čempė, žodžiu, nežinau, kiek pastebėjai, visi beveik lošia su Daug, rožiniais daug, bateliais. jo, jo. O esmė tame, kad tiesiog pristatė 3 kolekcijas Nike'as, Adidas ir
Puma, Čiampui ir visi pasirinko tą pačią spalvą netyčia. Nu, nes trendina dabar spalva. Nu, tipo, nes dar buvo, kaip tik mačiau, pernai padarytas tipo tyrimas, kad tipo ta pink labiausiai žmogui, tipo, faina spalva yra. Bet slabam padėlys, tai dabar irgi visi tai rožiniam bus. Tavo nuomonė, kaip vadinkim, Mados ekspertas. Jo. kaip mados eksperto, rožiniai. Čia batai. O Lisė yra nepasirašęs jokio tipo komercinio dylo, su nieko neturi, nes jisai vis laik mečina tipo kažkokius savo, žinai, kad būtų prie aprangos. Mama, tai. Va čia lygis. Bet mečina taip, tipo, kaip suvokia mečinimą, žinai, Litovsas, kur vienodas. Ta pačia spalva. Taip, kur jeigu languoti marškinukai, tai languoti šortai. Prie rožinių. Bet negali, žinai, jeigu... Bet šiaip pagarba už tai, kad, tipo, nori išlaiko, žinai, savas tai kažkokį. Rožiniai bucai, kaip sakant, batai pačiam, Benai, kokius jausmus kelia. Sen, nežinau, gal nėra taip jau čia kažkas blogai, bet aišku, gal labiau aš iš tos pusės žiūrėčiau. Ne, čia labiau, žinai, aš klausiu, kad visi vienodi, jo. Labiau klausiu, gal tas kaip personažas, žinai, ką tavo personažas parašytų Facebook'e apie. Aš nesidėčiau. Aš tai kitaip žaisčiau. Aš tai raudonus, kad nesimatytų kraujo. Dar va juodas, turi juodas, būtų juodi, karai. Juodi, tie seniai, kopo mundialiai, žinai, tie. Arba kaizeriai. Bet šiaip, taip, lievai, kad vis, nes irgi yra, išreiškia, žinai, savo kažkokį, va, ten, kažką paminu, ten Dončius su Drakenbolu išėjo, wow, tipo, epic, žinai, tipo, mūsų kartos, tipo, toks. Ne, jeigu rimtai šnekant. Tony Kroosas, žinai, kad vis laik su baltais žaidžia. Nes sakė, jam, tipo, jeigu ne balti, jam iškart, tipo, kažkas blogai. Nu, turi sportininkai prisigalvoja. Jeigu rimtai, tipo, šnekant, tai ta rožinė, nu, šiaip zabys, gražiai spalva, faini, bet va tas blogiausia, kad visi vienodai pasidarė. Aišku, jie nesitarė tarpusavį, na, kas. Bet aš pastebiu, kad ir kažkas. Tai ne tik Adidas, tai ir Puma. Ir New Balance, ir Puma visi išleido. Tai kad čia dažniausiai, žinai, kažkas ant bangos. Nes šiaip jie daro, kiekvienam Čiampui išleidžia kažkokią, žinai, liniją. Pateisinam, aš tai žinokit, sakyčiau, kad ne dėl to, kad vienodai. Man irgi nepatinka, nes anksčiau tai būdavo, žiūri, kažkas skirtingi, tai matai. Dabar, pavyzdžiui, net ir šiaip iš tikrųjų dar, žinai, dėl ko iš teisėjų profesinės pusės galiu pasakyti, jiems irgi yra blogai, nes kai jie, blėt, vienodi yra, tai tu nematai, ar ten trenkia per tą koją, ar jis pats savo trenkia per tą koją, žinai. Čia irgi yra dar dalykas. Dabar toks kaip Sovietų sąjunga, žinai, ką pagamina, taip pat. Jo, bet jis toks Sovietų sąjungoje rožiniai buvo. Nu, ne tik kaip Sovietų sąjunga, kaip anksčiau, kai mes gyvenom Gariūnuose, nuvažiuojame. Du modeliai džinsų ir du modeliai batų. Ką iš Turkijos užvežat? Šiaip smagu, kad laikai pasikeitė iš tikrųjų, nes dar senaisiais laikais muštų už rožinius. Bet žiūrėk, dar kalbant apie ką irgi Beniukas žino ir dažnai irgi pašiepia, laikai tai pasikeitė, bet dabar tai mes tai įsiskirdavom, bandydavom, kad nebūtų vienodi ir pirdavom kitokius drabužius, o dabar tai visi su North Face, o tie pacukai vaikšto su vienodom. Nes irgi, mes irgi, žinai, sąlyginai galvojau, ten, pažiūrėjau, būdavo ten tų epidemijų visokių, ten, žinai, taip visi ten tapdavo, bet kažkaip gal būdavo daugiau šiek tiek ten tų subkultūrų skirtingų. Individualumo, nu. Bet bet vėlgi, aš nežinau, ar tiek laikai keičiasi, žinai, čia dažnai aš irgi save prigaunu, kad skaidau, va, ten pas mus taip ar naip, bet jeigu taip įsigilini, tai... Nu, tai irgi vaikščiodavo bandos vienodų, žinai, dabar čia... Jo, nes gal vaikšto vienodį, nes jie geri draugeliai, geri sueina, tai dažniausiai tas ir stylas, tas pats vaibas. Man atrodo, kad eina North Face banda, žinai, su urbanotais, su cheminiu pasidarė. Jamaliai. Jamaliai visi, jo. Bet šiaip Jamaliai, pažiūrėk. O Lisė dar pabaigai. Pažiūrėk, Rudy Fölleris irgi Jamalis, nu, tik tai before it was cool, nu. Zidanas čia, šukuos. Va, čia jo. O Lisė pateisina mane, kaip suprantu, tos keitimus. Liepos 20. Liepos 20 ir aš būsiu kaip Zidanas, jeigu Amerika laimės. Netikiu. Pateisinu ar ne? Pateisinu. Aš tai nepateisinu, būsiu, nesakau, nepatinka man. O Lisė, aš apie Olisė klausiu. Olisė, maladės. Olisė gerai. Pyksta vedėjai tiesiog vidurį. Olisė. Palauk. Aš taigi. Kaip vakar tie. Kaip Zelenskis. Aš Olisė nepateisinu. Kaip vakar Tilemansas su šitos susipyko Trosaru. Paskui draugelį. Tai va čia yra vyriški, žinai, ką tik susipykom už 5 minučių geriausiai. Laimi graiką. O čia tiesiog pasidarėm ikoną, bičiukas? Jo, čia vienas, neatsimenu dabar. Čipotlė. Tinklas jo paleido, kad ten, žodžiu, jeigu ateini su fulės maikė, užsisakai vieną ten rinkinį ir gauni +1+1, karoči. Ir tipo, hebra, kas neturi. Čia va. Va, fantastika. Bet čia dar, žinok, va. Šitas geriausias.
Palauk, dar bus kažkur Hebra, kur sulindė dviesiai vieną maikę, dar buvo gerai, nėra to. Nėra, buvo, čia vieną Ronaldo maikę pasijėmė ir dviesią sulindė vienas pro vieną, kaip Semo dviniai. Bet, žinai, va, čia ir geriausia, Čipotlė daugiausiai ir išlošė iš to, kad va šitai pradėjo daryti. Jo, čia jiems taip išsidavė. Čia jiems taip. Šiaip akcija gera, tokia Nemokama reklama. Agentūros, žiūrėkit. Fantastiškai dirbti. Dar klausimas, ar ne patys, žinai, Jami, va, tai nesu puselio maikė. Jami ateini, Todži ateini be maikės. Jami ateini su kulverstuko kostiumu gauni. Haliavai. Jo, kulverstuko stribo. Kokiu dar Lietuvoje galėtų būti akcijų? Jeigu ateini Jurgį Drakoną, jau nebeegzistuojantį, ar dar egzistuoja, dar gal neuždarė, bet jau užsidarinė. Jeigu Jurgis esi. Jeigu Jurgis gauni, jeigu Drakonas dvigubai. Sirkleka kažką, ne? Su dešrainiais. Jeigu apibėgi, yra tu 4 kartus. 4 dešrainiai tam procentų. Apibėgi, ne. Lema, šiaip galėtų taip piški tyčiotis tie tinklai, ne? Ne, pritupimus. 10 Palauk, buvo kažkur žiūrint gerą. Nemokamai dešrainiai. Eurainis, tas taip pamažu. Čia galėtų valstybė padaryti sveikatingumą. Taigi buvo, ir norėjau sakyti, neatsimeni, kažkokie mieste buvo, kad 20 padarai skvatų tipo prieš šitą, ne skvato pritupimų ir gali nemokamai važiuoti autobusą. Bet kaip gerai. Taip. Tai čia, pavyzdžiui, Makė nori pavalgyti, tai Pemą džimų padarai, tada tik leidžia paėsti. 8 kilus nubėgia. Su strava įsikeli, kitaip negali į Maką įeiti. Neįeitų tas, kur per Australiją bėga. Nu kaip pavadinti, bėga. Važiavo, ėjo. Kaip linksma. Gerai, važiuojam, kad prodiuserį tu mikrofoną neturi, kas yra. Prodiuserį, šiaip galite mikrofoną kalbėti. Jo. Galite prodiuserį gražiai žinutę perduoti žiūrovą. Čia buvo prikolas tame, kad vokiečiai pramušė tos 5 baudinius ir reikėjo mušti jau 6. Ir Kimichas, aišku, vienas dalykas, tai ką veikia treneris, aš nežinau, nes treneris turėtų sudėlioti ne tik, kas 5 muša, bet žinot, kas ir paskui bus. Bet treneris, akivaizdu, kad gal buvo pamiršęs. Tai sudėliojo 5 ir 6 nieks nenorėjo mušti. 6 nieks nenorėjo mušti ir Kimichas Vasiūlas sako, Gorecka yra saugas, geras, kūrybingas, dar kažką. Ne, sakė, ne, prišykos, žodžiu, į batą. Ne, bet kaip taip įmanoma? Atsitiko Garuba. Svajonė man turėtų būti. Nu, bet jam buvo atsitiko Garuba. Ir tada nuėjo Jonathanas Ta, kuris yra žmogus, kuris nekart gyvenime nėra mušęs baudinio ir parodė, kad jam neskirta, nes paleido į dangų. Tai dabar visi labai ant Goreckos pyksta. Ne, bet tu sen, aš šito nebuvau užfiksavęs, negirdėjau, nu čia absurdas. Taip. Bet buvo kažkokiam čempiui buvo, palauk, italai gal lošia, Džiokerinis toks buvo žadėjęs, ne, kažkoks buvo panašus. Pavarši pavardė irgi kažkaip mušė, konfederacijų gal taurė buvo, kažkada irgi penalčius mušė, irgi niekas nenorėjo kažkaip eiti, jis ėjo pramušė. Sen, man žiauriai keista, nes aš toks, kur, tu turi prisimti taip, kad čia, pagalvok, ir ypač mušt pendelį, žinai, čia jeigu suprašiau, kad čia reiktų eiti, nežinau, ten lysti į uolą, blėt, be vandenio būti, žinai, kažkur plaukti, tipo, čia pendelį, blėt, vieną paprasčiausią dalyką. Suprašiau, kad ten, žinai, reikėtų su paspirtuku be šalmo per tas, tipo, balto tiltą. Airoksą, jeigu reiktų pabėgti visą Airoksą, tos nesąmonės. Čia tai... Bet aš tai šiaip, tipo... Šiaip taip įžiūrėjau. Iki parduotuvės nueini su dviem. Geriausia tie, kur čia sportuoja Hyroxą, o kai atvaro į parduotuvę, tai pasistato arčiausiai neįgaliųjų vietose, kad tos du maišus nepanešta, blėti, o eina tampo geležis kažkokius tai kurvais. Į parduotuvę nueikit kilogramą. Kaip 2 maišus kilometrą panešit busim Hyroxą. Nes ten būdavo, mačiau, į sporto klubą, tėvo laiptai važiuojantis. Jo. Ir visi stovė, taip, šalia normalų, aš nestavė, laukia. Gali kačialko užkils. Tai šito tikrai nepateisino. Ne, šito tai absoliučiai nepateisino. Žemyn nikščiai. Leonas dabar nemėgstamiausias, mano vardas tikrai nevadinasi. Bet geriau, tai daugiau be Goreckos nebuvo dar ką mušti, ar turi eiti žmogus, kuris pirmą kartą gyvenime muša. Tai man atrodo ir Braunas nenorėjo. Ir Čiau prišyko. Ir Čiau, ir Braunas, tai ne tik Goreckos. Man realiai vokiečių rinkti vienintelis Kimichas dar toks. Bet pažiūrėk, kaip Maikė įsinešioja, čia jam pagarba vien už tai. Susikišęs vienintelis. Jisai oldschoolinis. Senas, geras vokietis. Taip. Atsargiai su rankom labai. Važiuojam publiką toliau. Rezultatų
spėjimai bus kiek vėliau, dabar toks dar hipotetinis iš mūsų Gyvai laida vyksta. ne laikino prodiuserio, kaip sakant, tikrojo prodiuserio, o ne šito apsimestinio. Hipotetinis buvo atsiųstas man 3 šalis, 3 pasirinkimai, pavadinimas toks buvo. Kanada, Meksika, JAV. Taigi, pirmas, Benai. Viena komanda iš šitų 3 turi laimėti pasaulio čempionatą, kita komanda turi nepatekti į 3 kitus čempionatus iš eilės ir trečia, tu visam gyvenimui gauni baną įvažiuoti į šitą šalį. Kanada, Meksika, JAV. Jo. Ble, Kanada ir Amerika atiduot, kad neįvažiuot, Aš tai Kanadai, aš, pavyzdžiui, net neatsiruošiu ten labai važiuoti, ko į tą Kanadą. Aš tai gal sen norėčiau. Bet Amerikai Bet aš ir taip negaliu. Ir iš tadas mes ir taip neįleidžiu. Yra buvę. Labai norėčiau, bet Buvau čia work and travel. Visi buvau jau. O ką, dirbai? Work and travel. Varkė, labdarkė. Work and travel. Ne, iš tikrųjų, tai žinokit, aš tai pasiliksiu, tipo, štatus ir Kanadą. Čia... Aš nieko Kad nesirinksiu. nevažiuota, ne? Ne, kad važiuot. Tipo, aš Meksikai, tegul neįleidžia tą Meksiką, ten, aš žinau, ten keliavo Hebra, ten ir tai labai tas... Santi, tu rinksi, kad kažkurį iš tų kitų komandų laimėtų čempionatą, kas? Nu, tarkim, laimėtų Amerikoje, nu ką. Tu plikas. Aš varau į Turkės persisadintą. Nu jo, dėl manęs tai jau. Apsikeičiam tą. Bet aš jau pats visai Man norėčiau tave pamatyti su jo šukuose. O tada kitas yra, kad nepatenka, tai va, jeigu Kanada O, nepatektų, o tai mane su jo. Jau matėm. Jau matėm, ta. Ne, va, šiaip Kanada, tai kad nepatektų, tai man šiaip pamatė jokio skirtumo. Dar manau ir jiems turbūt. Gal jie nepatek dėl manęs ir 12 čempionatų. Išėlės man jų neįtrūks kada nors. Aš tą renkuosi. Žinokit, aš į Meksiką nevažiuoju, Kanada nepatenka. Kanadai būtų Bet blogiau. aš ir važiuoti nenoriu. Jeigu į ledo ritulio čempionatą Kanadą. Kanada nepatektų, būtų jiems didesnė problema. Jeigu į ledo ritulio čempionatą nepatektų. Nu, Man irgi jokio skirtumo. Nesi labai didelis fanas. Tu kažkoks... Nekasam. O tai taip stelato Man dudek. atsarvas telato dudė, kad patektų. Latviams būtų geriau, žinai, jeigu nepateks. Nu, žiūrėk, aš tai dėlioju taip. Nevažiuoju į Kanadą. Jo. Nepatenka. Meksika nepatenka. Ir Amerika laim. Nu, mes... O aš kitaip, aš nevažiuočiau į Kanadą, laimi Meksiką, o Šiaip, ne. Jankiai Šiaip nepatenka. aš žinok irgi sakyčiau, nes čia, kad Amerikoje vyksta, tai jo, bet kai ten vyks Meksikai kitur laimėtų, čempas, jo. ar Amerikos rinktinė ten bus ar nebus, man šiaip irgi nekasa. Meksika prikolasiai laimėtų. Meksika, jeigu laimėtų, Seniai. Be šaudytų visi. du Alberetas. Stadionė.Ūziais. Blema. Nu, jie palauks. Ne, seniai, Stadionas be stogo tik aš. jeigu laimėtų Teksase Ameriką, tai vakas šaudytų. Pas juos vyko 86, ne, palauk, Meksika. Jo. Jie tada ketvirtfinaliai išėjo, negavo baudinius tik tais, man atrodo. Bet pavojinga Amerika laimėtų, tai New York'e įsivaizduok. Nu, aš manau, vėl būtų šitas, manau, Baltųjų rūmų šturmas būtų antras. Gal net Pentagoną bandytų šturmuoti. Į tą Naruto randą. Pa, jo, aš tą patį prisiminiau, čia buvo, kur Naruto randą. Į Zone 5, į kokį ten. Jo, į tą Area 52. Jo, Area 52. Naruto Šitą. Aš jau čia. legendinis eventas. Houston'e laimi, bando į NASA įsiveršt, karačią. O kur finalas bus? New Jersey. New Jersey. O, Bet kalba, kad... tu pažiūrėk, Niksai, kai laimėjo Tai finalą. man sakau, čia per daug jau New York'ui būtų. Tai jeigu dar. Per vieną vasarą. Čia pizdės. New Yorkas jau daug kur taip Kas matęs tai, tas- užtenka. Gerai. Nu ir pabaigai. Rezultatų spėjimai, kai visada Spėjimai, atspėjimai. linksmoji Nu. mūsų dalis, spėk ir neatspėk. Rubrika vadinasi. Spėk ir neatspėk. Nu ką, Lekšas. Bet Lekšas iš tikro maladėts. Pagarba jaučiasi žmogus, kad gaudosi. O kad gaudosi tam sporte. Iš tikro, šiaip buvo labai netoli to, kad jo, jeigu nežiūrėjot su Lekšu, pažiūrėkit, gera laida. Ir buvo labai netoli to Lekšas, kad įsiveržtų net į pačią pirmą vietą. Nes jisai spėjo Braziliją, Japoniją 3-1, buvo visiškai šalia 2-1. 1 taškas.
tada jisai spėjo kitas rungtynėse, kad Jankiai laimės prieš Bosnijus 3-0, rezultatas 2-0, nu, tai vėl labai šalia. Ir tada prancūzus jisai spėjo, kad bus 4-1, laimėjo 3-0, tai čia gauna 3 taškus dėl to, kad skirtumą atspėjo. Tai viso 5 taškai ir... Va, kaip jo sugedo, įsilygina kaip simboliška kažkaip čia. Kad, ką dabar pagal abėcėlę? Ne, kas pirmas uždirba 5 taškus, taip. Ne, nu tai negrūs, gedo, taip. Ne, tai vis tiek gedas aukščiau turi būti, nes kas pirmas uždirba. Bet Sodaitis man rašė labai džiaugiasi, kad su Katleriu vienodai. Sako, jisai tai žiūri, aš ne. Nežiūrėdamas atėjo. Tai Saročka su Lekšo sakeis. Saročka pats pakeis. Va. Nesąmonė. Bez pridėlai. Kas pirmas, jo. Teisingai. Kodėl tai buvo? Bet tai ne, bet čia dabar sunkiau atspėti. Bet Lekšui sunkiau atspėti, nes play-offai. Jūs kaip boksai, žinai, tipo... De Bruyne prieš Iraną. Jie kaip boksai, žinai, dalinasi tas. Tai naujesni kieno. Ir ką pabaigai, Benai, turim tau dovanų. Čia nėra teroristinė organizacija. Toks, legendinė Irako rinktinės. Ar teko matyti Irako rungtynės? Ai, palauks, spėjimus dar su juo nepadarėm, aš žinau. Duokit man progą kažkokią. Duočiau tau gailą Irako. Kaip pačiam su spėjimais gyvenime? Esu girdėjęs, kad visokių yra buvę etapų. Na, žinai, aš labiau spėjau į tokius tam abijimų. 2,5 mažiau. Bet čia ta prasme, tarp draugų tarp. Žinoma, tik tarp draugų. Iš garbės. Ir tik iš žetonų sportinių. Iš garbės. Seniai lažinas, kad abu įmuš. Ne abijimus, abu. Aš dar atsigersiu iš Ronaldinho. If you know, you know. Ronaldinho yra viena gera nuotrauka labai baseinė. Ronaldinho, matėt, kad kontraktą pasirašė su serija. Trečia lyga. Bet sakė nežaisti. Taip, ant bairo. Tiesiog sakė, tas savininkas labai... Ronaldinho Kodėl su C? Kodėl nesu B? Man patinka, kad jis visą laiką šypsos. Ronaldinho? Jo, visą laiką atrodo, kad visą laiką šypsos. Aš galvodavau, šypsos. Vaikas, kaip būtų galvoju. Kadangi tu tikras Portugalas, tai Portugalija, Kroatija. Portugalija, Kroatija. Jam šiaip įdomus. Sunkus spėjimas. Reikia kažką netradicinio. Jo, bet aš taip visiškai absoliučiai netikiu šitą Portugaliją, dėl to spėjau 2-1 Kroatiją. O, aš norėčiau, kad tai baigtų. Drąsu. Rytoj laidų. Argentina. Žalėsis kišulys. 5-0. Argentina žalėsis kišulys. Ne, nemanau, kad bus daug taip Argentinos. Manau, kad laimės Argentina, aišku. 2-0 Argentina. Ir paskutinysis čempionato 16 finalis, nėra lengvas žodis šiaip iš tikrųjų. Šiaip labai nesąmoningas žodis. Na, čia nesąmonė. 16. Man yra 8 finalis nesąmonė. Gerai, top 16 gerai. 32 finalis, kad... Ne, tai palauk, kai įsiplės ir dalyvaus visas 200, tai bus ir 144 finalis. Kai žais 400 šalių. Ir Lietuvos vis tiek nebus. Lietuviai vis tiek bus užbruksnio pirmie. Bet jau va, tie. Ja, Hebra, o nepamiršom kažko? Pirmie už laino. Gerai, tai kadangi jau apie lainus, tai Kolumbija Gana. Kolumbija Gana. Nu, kažkiek jau gal ir Gana tos laidos. Sunkus spėjimas. Pusė 5 jie žais, nematysim vis tiek. Kolumbija Gana, aš spėjau Gana, kad Gana laimės 1-0. Kolumbija, žinau, gerai atrodo, aš keičiau. Keisk 1-0. Sakai, tu neaiškiai. Davai 1-0 Kolumbija, bet jeigu bus Ganas, šitą tada iškirpkit. Tai mes įdėsim tą, kurį. Kažkurį vieną iškirps. Galiu ir su kitom tą patį. Ir dar daug visokių. Kaip tu galvoji, Laurina, pirmoje vietoje? Visus pavardint. Argentina. Nu, davai dar kokį hoteiką pabaigai. Gal ir Gana. Hoteika. Gali ne apie fulę šiaip, kas Lietuvoje vyks gero per vasarą. Hoteika? Dar kas su kuo išsiskirs, kas su kuo susimes, kas su kuo
išsidaužys, koks bus kitas Kvietkausko skandalas. Kažką tokių, žinai. Marko skandalas. Marko bus. Dar laukia bent vienas Marko skandalas. Ne, nu ką, žinau, Kažką, žinai, pateika. aš manau. Palinkėjimą kažką, nu belė ką kažką. Dabar tokia, Marko, ant geros nepavyks. nuotaikos. Nepateksime į pasaulio krepšinio čempionatą. Benas Lastauskas svečiuose. Ačiū, Benta. Gerai. Ačiū, Taika. Papuon dar prodiuseris Gedas Saračka. Kitoj laidoje jo nebus. Ir Benediktas Petkus. Ervinas Kvitkauskas. Viso gero. Adios, amigos. Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.